Vis tiek Prancūzijos prezidentų ir čia jis, kuris sutvarkė mūsų pasiuntinybės grąžinimą, va, jei taip galima kalbėti. Šitas buvo tikriausias svarbiausias, paskui buvo sutikta kitų eilių žmonių, kurie visi, ir šitas buvo stebėtina, vis tiek mums pritarė. Ir jie turėjo, ar vienaip ar kitaip, tam tikros įtakos Mitterrandui, dėl to, kad jie mato, kad jų aplinkoj žmonės mus gina, mato šitą irgi per Prancūzijos televizijos ir spaudą, vis tiek buvo tam tikras, ne tik laimėjimas, bet ir sukūrė tam tikrą nuotaiką, padėjo mums ir Mitterrandui irgi jį pastumė, kad geriau su Gorbačiovu kalbėtųsi kitų būdų negu iki to momento. Kaip vertinate tos grupės diplomatų pastangas diplomatijos kontekste? Diplomatijos kontekste diplomatai veikia ir yra labai gerai, kada yra užnugaris. Ir buvo tas užnugaris. Sakysiu, net ir šiandien, jei galvojate apie Austrijos ir Lietuvos, sakykime, susipešimą, jei taip galiu pasakyti, pasisakymas Zingerio, kad reikia nutraukti ryšius, padeda diplomatijai, dėl kad jis šito nedarys, bet turi argumentų. Ir šitas yra svarbu diplomatams, kad jie jaustų užnugarį, kad jie turėtų kortas, kada lošia ir derėtis. Ta prasme buvo labai svarbu. Dėkuoju visiems pokalbio dalyviams. Po šio pokalbio pašnekinsime ir pagrindinę Rimanto Stankevičiaus knygos Pirmoji diplomatinė pergalė herojė, nepriklausomos Lietuvos pirmąją premjerę, signatarę, dabartinė Lietuvos liaudies partijos pirmininkė, profesorė, žinoma ekonomistė Kazimiera Prunskienė. Ji ir buvo ta gimstančios Lietuvos lyderė, kuri pirmaisiais valstybės atkūrimo mėnesiais ryžosi dideliam diplomatiniam žygiui į vakarų šalis, kad atversti Lietuvai iki tol užverstas duris, išvesti ją į plačius tarptautinius ryšius. Sveiki, gerbiama premjerė. Štai jūs girdėjote mūsų pokalbį su Rimantu Stankevičiumi, knygos Pirmoji diplomatinė pergalė autoriumi bei ambasadoriumi Ričardu Bačkiu. Kaip vertinate jų pasisakymus, kiek jie atitinka jūsų kaip tų diplomatinių žygių iniciatoriaus autentišką požiūrį? Na, jie pasakoja apie realius dalykus, kadangi pirmiausia Rimantas Stankevičius mane lydėjo per visą kelionę nuo Lietuvos, nuo išvykimo į Kanadą, po to Jungtinės valstijas, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją iki sugrįžimo, o Ričardas Bačkis tuomet buvo atstovavo Lietuvą Prancūzijoje. Ten gyveno, buvo gerai integruotas į tą aplinką ir jis organizavo iš jau vietininkų mūsų lietuvių bendruomenės narių tą bendrą priėmimo kontekstą ir mane lydėjo svarbiausiuose susitikimuose, tame tarpe ir pas prezidentą Mitterrandą. Todėl jų pasakojimai yra autentiški, tai žinoma galima sakyti, kad galbūt vieną kitą dalyką vertina šiek tiek kitaip. Vėlgi iš savo pozicijų, nors visą, ką kalbėjau, jie yra tiesa, o tie vertinimai, sakysim, kaip vienam ar kitam atrodo, tarkim, prezidentų ar premjerės Thatcher leksena, laikysena Lietuvos atžvilgių arba mūsų pokalbio metu, tai jau yra, žinoma, šiek tiek ir interpretacijos nuomonės dalykas. Taigi, iš tikrųjų, smagu, kad yra žmonių, kurie ne tik nepamiršo, bet ir pristato to laikotarpio reikšmingus faktus Lietuvai, nes jaunoji karta, kuri be abejo galbūt atsimena patį nepriklausomybės paskelbimo faktą, o jau konkrečių tų dalykų, tų pastangų, kurias reikėjo labai konsoliduoti, kad pristatyti Lietuvą tarptautiniu mastu, kad mus pažintų, suprastų ir pagaliau pamėgtų. Tai aišku, be autentiškų pasakojimų, be knygų, be pokalbių turbūt būtų sunku įsivaizduoti, netgi ir vyresnio amžiaus žmonėm. Taigi, manau, ir pati knyga, ir patys pokalbiai, kurie vyko jūsų dėka šioj laidoj, aišku, kad padės, užpildys
tą istorijos puslapį ir, žinoma, pasiliks kaip autentiška istorinė medžiaga ateičiai. Štai dabar, jeigu kalbėti konkrečiai apie paskutinį pokalbį, kuriame dalyvavo ir Richardas Bačkis, tai, žinoma, man truputį kitaip atrodė Prancūzijos pozicija ir taip pat kai kurie komentarai apie prezidento Bušo vaidmenį ir poveikį visam tam, kas vyko. Pavyzdžiui, kada aš lankiausi pas Džordžą Bušą vyresnį, jisai man rodė į telefoną ir sako, štai šitas telefonas padiktavo, ne telefonas, o ne jis, Mitteranui ir Koliui, tą laišką, kuris pasiekė Lietuvą, kuriame mes buvom raginami pradėti dėrėtis ir dėrybų laikotarpį apskaitai, reiškia, kad suspenduoti, pristabdyti paskelbtą aktą, žinoma, nėjo kalba apie nepriklausomybės sustabdymą, čia kartais tik tai oponentai interpretacijas tokias pateikia. Tai tada Richardo Bačkio komentaras, kad Bušas nenorėjo kištis į šį reikalą ir sakė, aš nesikišiu į tą reikalą, tai yra jūsų, kitaip tariant, Europos valstybių rūpestis. Buvo ne visiškai taip, vadinasi, jis kišosi, jisai, na, kaip čia pasakius, palankia prasme rūpinosi, kad prasidėtų dėrybos, nes buvo aišku, kad dėrybos yra nekonfliktingas, į atomazgą, į rezultatą vedantis būdas, nes tada visam pasauliu rūpėjo, ar Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas nesutrikdys, na, reformatoriškam Gorbačiovo perestroikos tikslui, procesui ir nedestabilizuos būtent didelio Eurazijos ir netgi galbūt pasaulinio konteksto. Taip pat, žinoma, man buvo svarbu išgirsti vertinimus ir jie taip pat visiškai atitinka mano požiūrį į Prancūzijos laikyseną tuometinės Tarybų Sąjungos, na, kartu ir Rusijos atžvilgių ir taip pat atitinkamai ir mūsų atžvilgių. Buvo visiškai akivaizdu ir ypatingai man buvo net savotiškai apmaudu, kad François Mitteranas, Prancūzijos prezidentas, buvo gerokai šaltesnis, sausesnis mūsų pokalbyje ir netgi mūsų pokalbį pradėjo, na, beveik nuo priekaištų, sakydamas, aš neturiu Lietuvos mandato, todėl nesiimsiu, reiškia, advokatauti, atstovauti jūs dialogę su Maskva. Aš iš pradžių nesuvokiau, kodėl jisai dabar staiga kalba apie tą mandato neturėjimą ir reiškia, šitaip tą reikalą komentuoja, bet paskui man paaiškėjo, kad į jų su Koliu laišką raginantį Lietuvą pradėti dėrybas ir padaryti tam tikrą, sakysime, na, pauzę visam procese, ypač nedarant to, ko mes ir negalėjom padaryti, pavyzdžiui, išstumti armijos arba perimti sienų kontrolės, jeigu anoji pusė tą daro su jėgos pagalba. Paaiškėjo, kad per tą laiką, kol aš buvau ankstesnėse šalyse, Jungtinėse valstijose ir Didžiojo Britanijoje pas Margaret Thatcher, Vytautas Landsbergis, mūsų aukščiausios tarybos tuometinės atkūrimo Seimo pirmininkas, parašė abiems laiško autoriams Mitteranui ir Koliui, kad jis mano, kad Lietuva sutiktų dėrėti su Maskva, bet tik tai nepriklausomoje teritorijoje, maždaug taip ten buvo rašoma ir dargi buvo sakoma, kad jūs pasakykit jiems Maskvoj, taip tariant Gorbačiovui, kad šitokią poziciją mes turim. Tai natūralu, kad Mitteranas lyg ir įsižeidęs, kodėl dabar jis turi būti tarpininku pasakyti, pavyzdžiui, Lietuvos ar konkrečiai Vytauto Landsbergio nuomonė Gorbačiovui, nes jis mandato neturi, jis nėra joks mūsų advokatas. Tai yra galbūt jo čia tiesiog kaip prezidento ambicijos buvo pažeistos, kad jis tarytum daromas be jo paties noro ar sutikimo tarpininko. Aišku, kad buvo daug
ir kitų susitikimų ir štai labai gražiai paaiškinta buvo, kodėl būtent tuometinis Paryžiaus meras Žirakas elgėsi šilčiau, draugiškiau, mes sėdėjom jo kabinete ir tikrai buvo labai malonus sušildantis susitikimas, kuris man gerokai kompensavo tą tokį šaltą dušą patirtą pas Miteraną, galbūt skirtingai negu pas kitų valstybių vadovus. Ir taip pat daugelį susitikimų. Žiniasklaida tikrai, aš vis dėlto turiu pripažinti, skiria, kaip ir kitose šalyse, labai daug dėmesio. Gal mažiau nei, sakysim, Jungtinėse valstijose ar Vokietijoje. Vokietija, kaip man geriau žinoma, ir valstybė, o ten Jungtinėse nacionalinis spaudos klubas, kuriame galbūt aš laikiau egzaminą prieš visą pasaulį Lietuvos vardu. Ir tai buvo didžiausia mano gyvenime spaudos konferencija, kurios niekada negaliu užmiršti. Na, o kad kancleris Kolis buvo mažiau palankus Lietuvai, aš šito niekaip negaliu sutikti, aš daug kartų susitikau, gal 3-4 kartus per tą laikotarpį. Ir taip pat ir Berlyne katalikų kongrese ir su jo taip pat aplinkos žmonėms, su Genčeriu, užsienio reikalų ministru, ne vieną kartą. Beje, štai dabar minint 20-metį mūsų pripažinimo, priminsiu, kad ir tom dienom, kada tas pripažinimas vyko, aš sėdėjau pas jį kabinete ir reikalavau, kad kol Gorbačiovas silpnas, o Jelcinas dar ne per daug stiprus, ir tame tarpuvaldyje 91 metais reikia greitai pripažinti ir išlyginti istorinę skolą Lietuvai. Taigi, manau, kad, žinoma, galbūt dirbant Prancūzijoje labiau matosi jos situacija, bet aš galvoju, kad tada visi vyriausybių vadovai, vakarų vyriausybių vadovai ieškojo diplomatiškai priimtinų, tokių realistiškų ir kadų į rezultatą užtikrinančių būdų, kaip mums padėti, bet nepažeidžiant taikos pasaulyje, nesudirginant, neišardant, reiškia, to proceso, kuris jau vyko į gerąją pusę, kuris pasauliui patiko. Na, čia nekartą jau nuskambėjo ta frazė laidoj, kad jeigu jau prezidentas sutiko jūs, tai reiškia jisai jau ir pripažino. Bet aš noriu vis tik tai paklausti jūsų štaigi, ar pasiteisino jūsų lūkesčiai per tą kelionę į vakarus ir kaip jūs visą tai vertinate iš nūdienos pozicijos? Panašų klausimą, beje, man buvo pateikę pabaigoje mano buvimo Jungtinėse valstijose nacionaliniam spaudos klube. Aš pasakiau, nebereikalo, aš čia važiavau. Iš tikrųjų pasiteisino, nes Lietuvos temas skambėjo per visą pasaulį, ne tik tuose šalyse, kur buvau, bet visų šalių televizijos, iki pačių tolimiausių kampelių, Japonijos, Australijos, Afrikos, visur transliavo tuos susitikimus. Ir iš tikrųjų visi girdėjo Lietuvos poziciją, kad jinai nėra nukreipta pusiausvyrai sugriauti, bet pasiekti rezultatą. Tai yra savo valstybingumo atkūrimo. Ir aš tada sakiau tom šalims, kad tos ypatingai kaip Prancūzija ar Jungtinės, kurios nepripažino Lietuvos inkorporacijos į Tarybų sąjungą, kad joms atėjo laikas dabar pripažinti pozityvia prasme mūsų apsisprendimo teisę. Kaip teisė, kaip tarptautinė teisė. Na ir tai įvyko. Ir aš manau, kad po to, kada Gorbačiovas už kelių savaičių turėjo nuvažiuoti į Jungtinės valstijas prašyti pagalbos Tarybų sąjungai, tai kongresmenų senatorių reakcija į jo paburnojimus mūsų atžvilgių buvo priimta labai griežtai, tiesiog buvo atmesta jo tokia pozicija ir jis turėjo įsiklausyti į tai ir, žinoma, prieš važiuojant paskubėjo susitikti taip pat su manim, kad paieškoti būdų, kaip pradėti dėrybas ir nutraukti ekonominę blokadą. Aš manau, kad ta kelionė, ekonominė blokada iš Tarybų sąjungos pusės vis dėlto esminiai padėjo nutraukti ekonominę blokadą ir mes to būdu ir ekonominė prasme nukentėjom kur kas mažiau, jau nekalbant apie tokį politinį bendrą ir psichologinį pilietinį pasirengimą mus pripažinti. Ačiū Jums, gerbiama profesorė. Dėkojame gerbiami žiūrovai ir Jums, žiūrėjusiems šią mūsų laidą. Mes atsisveikiname su Jumis neilgam, susitiksime vėl laidoje Turi būti kitaip ir vėlgi kalbėsimės, kas mums visiems aktualu, kas galbūt yra nutylėta ir ką mes visi turėtumėm žinoti.